Gerai. Dar nenolipė, dar nesublogė, patikrinau, pasvėriau visus, tikrai visi gražiai atrodo, dar turit kur tobulėti į grožį, ar ne? Tai ką, šiandieną startuoja mūsų DX4 stovykla. Mes mažiausiai turime. Tai atkeliauja jau virtuvėje šefė Audronė. Jinai va tuoj čia viską pristatys. Taip, dabar gersime pietų kokteilį ir kad jums būtų skaniau, tiesiog mes paruošėm kelis variantus. Ir su žolytėmis ir su linų sėklomis, bet keli variantai yra. Yra morkų lapai, jeigu niekad negėrė morkų lapų, nevalgė, labai duoda saldumo ir daugiau A vitamino negu morkose, tikrai labai naudinga. Ir žalumynai, jie padeda mums valyti mūsų kraują, padeda detoksikuoti kepenis, nes ten yra chlorofilo, yra mineralų, tai tikrai išbandykite. Yra su cukinija, toksai švelnesnis skonis. Pas Gemą yra špinokai su mėta. Čia špinokai tai panašiai kaip špinatų, toks kitoks variantas. Irgi toks įdomus skonis. Ir kalė kopūstai labai minkšti. Kalė kopūstai irgi labai padeda mums detoksikuoti mūsų organizmą. Yra antioksidantų labai stiprių, sulforofanas, kuris padeda neutralizuoti laisvuosius radikalus, nes mes dabar, kai pradėjome valyti, detoksikuotis, mums atsilaisvina toksinai, kurie pas mus yra, ir tiesiog tai bus papildoma valymas ir atsilaisvins mūsų kepenys, kad jos galėtų mums tarnauti ir padėti mums išlaikyti ir energiją, padėti sintezuoti mums reikalingas medžiagas. Tai va, tiesiog jau dabar iš karto mažai kalbu, o daugiau kviečiu ragauti. Taip. Gerai, dabar ragauja ir pasakysiu, kaip jaučiatės. Nes jeigu Pas Gemą irgi špinokai, ar ne? Taip, tai iš tikrųjų DX4 programa tai yra balansavimo. Tai va šiandieną aš noriu paprašyti kaip tik atjungti protą, visiškai išeiti iš jo, nes visas gyvenimas turi vykti iš širdies. Nes mes per daug atidavę atsakomybės protui, per daug atsidavę jam ir jisai reguliuoja mūsų gyvenimą. Tai va šios stovyklos metu mes visą laiką eisim į save, mes eisim į savo intuiciją, mes eisim į širdį ir mes būsim čia ir dabar, nes šios programos tikslas būti čia ir dabar, nes rytdienos mums niekas nepažadėjo, todėl labai norėtųsi, kad jūs išsiugdytumėt tą būseną per šią stovyklą ir ją galėtumėt pajausti ir namuose. Tai vat šios stovyklos tikslas mano yra jūs įvesti į tą būseną. Visada mes turime tą didesnę jėgą, kuri mus saugo, kuri mus padeda. Tai visą laiką žinokime, kad tai yra mūsų stiprybė ir ta stiprybė ateina iš visatos, ateina iš mūsų protėvių, iš mūsų tėvų, iš mūsų tų ankstesnių kartų, kurios visi mums linkėjo meilės ir geros kloties. Tai tiesiog kuo mes labiau priimsime visas savo protėvius, kuo mes labiau priimsime tą ryšį su visata, tuo mes turėsime daugiau stiprybės ir daugiau jėgos. Iškvėpkim. Tarp įkvėpimo ir iškvėpimo nedarote jokių pauzų. Tiesiog įkvėpimas pakeičia iškvėpimą. Iškvėpimas pakeičia įkvėpimą. Rankos nesunervtos, rankos padėtos patogiai. Įsitikinimų, kad būtent taip turi būti ar kitaip. Ir žiūrėsite tik į save, savo vidų. Dėl to mums labai svarbu būti įsižeminus basomis, kad mes pajaustume žemę motulę ir kad mes galėtume užsikrauti save iš visatos, aš taip vadinsiu, ar iš kūrėjo, kaip kam patogiau, bet mes esam tik tai laidininkai. Žmonės yra tik tai laidininkai. Ir per mus eina
Ir ši meditacija jinai bus neilga, bet labai linkiu maksimaliai pajausti, kad jums pavyktų paleisti tą energiją. Taigi dabar prašau visus užsimerkti. Dar klausiu, kaip muzika, ne per garsiai? Gerai muzika? Gerai. Tai kągi, užsimerkiam. Įkvepiam per nosį ir matom savo nosies galiuką. Užsimerkiam ir matom savo nosies galiuką. Taip, ir kaip per ją įteka pas mus oras. Protėviai savo prisiminimuose, šlokiuose, žaidimuose visada šaukdavo ratelius, šaukdavo susikabinę už rankų ir ne veltui jie taip darydavo. Jie kurdavo bendruomenės, kurdavo šeimos, kurdavo kaimo energiją. Gyvenimo sritis tai yra mūsų hobiai, kelionės, tai jachtos, namai, lobiai, ką aš noriu gauti iš tikrųjų iš gyvenimo, nuotykiai, smagumas, kas išsvajota. Ir 12 gyvenimo sritis tai yra mūsų gyvenimo deklaracijos paveikslas, toks didžiulis vizualizacija paveikslas. Ir kaip suprantat, visos šios 12 sričių yra labai svarbios mums. Čia esu sveika, sportiška, keliaujanti ir laiminga. Pas mane perėjau taip. Okay, čia nėra nei gerai, nei blogai. Jeigu tave tai įkvėps, jeigu tu tai galėsi kartoti kiekvieną vakarą, kiekvieną dieną, tai viskas labai gerai. Dar kažkas pasidalinti savo informaciją? Aš jau naudoju kiekvieną rytą, tarkim, atsikėlus visą laiką kartoju, arba jeigu man būna negera, tai paprasti tie 4 mano tokie teiginiai. Aš pati geriausia, mano jėgom tai padaryti, Dievas visada su manim ir šiandien mano diena. Kaip jaučiatės, pasakykite į kamerą, kaip patiko pirtis? Pirmai lenkėmės Karolį. Tai ką reikia sakyti? Ačiū! Mes jums dėkojame. Jo, aš čia be reikalo sukėlė visus. Ko tu čia gemai sukėlė? Tu parašytas, kad tu ten vieną saulę pasitiksi. Ko čia susirinko? Užsimerkę. Ar jau vandens kokį? Pavyzdžiui, litrą jau vaikų išgerti.
Ar patiko ši detoks stovykla ir ar rekomenduotumėte ją kitiem? Tikrai patiko, rekomenduočiau, nes labai bendravimas geras, smagų žmonės ir tikrai privažiavę iš visur. Bendravau su daug kuo, tikrai, šaunu tikrai. Va. Ar rekomenduotumėte šią stovyklą? Rekomenduočiau tikrai, kaip sakant, gal matys mane draugai ir draugės, pagalvokite apie tai, čia labai smagu tikrai. Ne tas žodis, kad patiko, super. Tiesiog net nemoku žodžiais apibūdinti. Ne tik detoksas čia buvo, bet ir bendravimas su žmonėm, daug ko, ne tik prasivalymas, bet daug ko šiaip sužinojom vienas iš kito. Tiesiog tu pasipildęs visas žmogus išvažiuoja iš čia. Aš rekomenduočiau visiems absoliučiai. Kaip galėjo jinai nepatikti, nes aš jau antroje stovykloje ir turėjau savo komandos žmogų. Tai tikrai esu labai laiminga. Ir kviečiu visus jungtis, sudalyvauti čia, nes čia tik tai per jausmą, per jausmus, per širdį savo gali tikrai tų jausmų neina išsakyti tais žodžiais, ką čia patyriau. Aš esu labai laiminga ir dėkoju, kad esu čia. Tai be abejo patiko, labai gera stovykla, labai daug buvo veiksmo, daug daržovių, daug žaidimų. Ir šokis, zumba, visiems viskas patiko, ežeras, gamta, nuostabi sodyba. Taip, kad atvažiuokit sekantį kartą ir jūs ir būtinai dalyvaukit šioje stovykloje, nepasigailėsit. Tikrai labai patiko, nors ir buvo visų įvairiausių įvairovių, visko žaidimų, konkursų, žygių ir viso kito, ypatingai salotos patiko. Tai tikrai rekomenduosiu, kad daug kas išdrįstų pasidaryti, nes daug kas nedrįstų dabar, kiek kalbinau, kiek rekomendavau. Labai patiko, nes ruošiausi būtent tą programą, namuose niekaip nebūčiau padaręs. Čia labai super buvo, labai patiko ir rekomenduočiau visiems, kam tik tai, nežinau, kam tik tai проблема kokią reikia, visiems. В принципе, всем reikia. Понравилось это мероприятие DX4? Да, все шикарно, все очень, как смотрю, очень правильно делается. И вот я тут приехал с женой, и мы очень рады, что поучаствовали в этой мероприятии. Постараемся, если еще будет такое, принять участие. По нашей рекомендации вместе с нами приехали наши друзья, нас тут 4, и мы как можем еще всем рассказываем об этом. Так что спасибо, Forever. Labai patiko. Ar rekomenduotumėte kitiems? Taip, aš rekomenduosiu, kitiems labai daug rekomenduosiu. Nors kam rekomendavau, tai labai daug atsisakė. Tai dabar pabandžius šią stovyklą, dabar drąsiai galėsite rekomenduoti. Очень понравилось. Все очень здорово, весело, добродушно, доброжелательно, весело. Все здорово. Будем все здоровы. Будете рекомендовать другим это Обязательно. мероприятие? Обязательно. Taip labai patiko. Patiko ir žmonės, patiko tai, kad labai daug išmokau, išgirdau, tą, ką galėsiu kitiems parekomenduoti. Va, tai tikrai yra nuostabi stovykla, nuostabi programa. Aš esu naujokė, tai irgi man buvo labai įdomu. Kaip sako, viskas eina po biškį. Patiko, labai smagu ir, aišku, biškį mėsos galėtų būti, bet tokia programa. Tikrai pasiūlyčiau kitiems išmėginti. Labai patiko DX stovykla, atradau daug naujų žmonių. Tikiuosi, kad pakeisiu mitybos visus tuos receptus. Tobula komanda, kuri rūpinosi nuostabiu maistu, kokteiliais. Tikrai rekomenduoju visiems išbandyti. Iš tiesų tai tikrai patiko, aš pirmą kartą joje, darausi DX programą antrą kartą, vieną kartą namuose, o kitą dabar čia, bet iš tiesų super, atmosfera puiki, pirtis puiki, aptarnavimas puikus, maistas, sakyčiau, pats tas. Vienu žodžiu, rekomenduoju visiems, kurie turi truputį su savim problemų, su galva, su kūnu, su siela. Kviečiu visus išbandyti DX programą.
Taip, tikrai labai patiko DX 4 stovykla. Ar rekomenduotai kitiem atvykti ją? Taip, rekomenduočiau. Ir vien dėl to ši stovykla man labai patiko. Programą tai darausi namie ir dažniau, bet kad tu čia gali 100% ją pasidaryti. Man labai patiko, nes tiesiog išjauti viską ir iš vidaus, nes mane tai palietė labai jautriai. Ar rekomenduotai kitiem šią stovyklą? Būtinai. Labai patiko, iš tikrųjų nuostabų žmonės. Visi patenkinti, matosi, kad rūpinasi savo sveikata, savo gyvenimo būdu tokiu, tai tikrai sužavėjo mane. Ar rekomenduotumėte šią stovyklą kitiem? Tikrai taip. Ar patiko šita DX4 stovykla? Taip! Ar rekomenduotumėte kitiems? Taip! Ką tik baigėsi mūsų vidurvasario DX4 detox stovykla. Ir mes esam labai laimingi, nes tikrai rezultatai pasiekti puikūs. Ką mes čia nuveikėm? Nuveikėm tikrai, sukūrėme stebuklą. Jūs visi, ačiū jum, kad prisidėjote ir buvote tuo stebuklu ir padarėte didžiulį stebuklą šitoje nuostabioje Kvietkinėje sodyboje. Ačiū jums visiems, jūs sukūrėte tokią stiprią energiją, kad mums dar nesinori iš jos važiuoti namo. Ačiū jums. Ačiū visiems dalyvavusiems, mes čia dirbome, bet mes kartu ir pailsėjome, mes patys prisisėmėme energijos iš jūsų ir džiaugiamės, kad jūs esate. Ačiū, kad buvote čia ir dabar. Ačiū, kad leidote susitikti savo su savimi. Ačiū Jums už pasitikėjimą, ačiū už atvirą širdis, nes forever jėga, meilės jėga. Taigi, iš širdies į širdį. Dėkojam. Ačiū. Ačiū.